judėjimas gyvybė. Tai yra nepaprastai svarbu. Teisingas požiūris į save, į savo kūną, į sveikatą, teisingas gyvenimo būdo deklaravimas atsiranda ne per mėnesį, ne per 2. Tai turi jaukti, todėl labai svarbu pasirinkti stilių, pasirinkti šokio gaires tokias, kurios iš tikrųjų rūpi ir kuriom tu degi. Kiek pastebėjau, net ir mūsų mokykloje, bet mokosi muzikantai ir dailininkai, tai balerinos išsiskiria visapusiškai. Jos rengiasi gražiau, jos yra elegantiškos, jos kvepia. Judėjimas sveikas judėjimas. Tai visa yra sveikintina veikla, kai mėgėjiškai tai daroma. Kažkelis kartus į savaitę, po valandėlę, tai labai sveika. Vienas iš psichologų, Hovardas Gardneris, yra nustatęs, kad intelektas tai nėra vien matematika arba verbaliniai gebėjimai, kalbėjimo gebėjimai. Jis išskyrė taip pat muzikinius gebėjimus, erdvinį mąstymą ir tame tarpe kinestetinį intelektą. Tai reiškia, kad žmogus turi sugebėti valdyti savo kūną. Ir būtent šitą sritį, sakykime, lavina šokis. Šokis yra tolygiai susijęs su valia, su labai dideliu fiziniu krūviu ir labai svarbu turėti aplinką, kur tas fizinis krūvis yra labai teisingai, protingai sudaromas. Tai reiškia, jūs turit pasirinkti labai gerą šokio studiją, labai gerus mokytojus, kurie nedarytų iš jūsų žvaigždžių, o darytų sveikus ir gražius žmonės. Viena mano dėstytoja labai juokingai sakydavo, kai mes kartais nesusitvarkydavom su savo 2 rankom kojom, jinai sakydavo, ko jūs norit, sako, iki jūsų kokių 9 metų, kai dauguma mūsų pradėjo šokti, aišku, kai kiti profesionalų šokėjai galbūt anksčiau pradeda, sako, jūs lavino tik tai protą. Dabar jūsų kūnas turi pasivyti. Sako, jeigu nuo 1 metukų žmonės tiek kreiptų dėmesio kūno lavinimui, kiek jie kreipia savo proto lavinimui, sako, šitų problemų neatsirastų. Bet dažniausiai mes tiek susikoncentruojam į tai, ką mes mąstom, kaip mes rašom, kaip mes kalbam ir kartais pamirštam, kad mes vis tik tai gyvenam fiziniam kūne, be kurio irgi nieko nebus. Oho, kokie stiprus raumenai. Šokis jungia, jisai jungia muziką, jisai jungia fizinį kūną ir jisai jungia saviraišką. Ir aš manau, kad tai yra tos tiesiog pilnas ir visokiojopas ugdymas žmogaus, kuomet aš nelavinu vien tik tai proto, mano kūnas vegetuoja. Ir kuomet aš nelavinu vien tik tai savo raumenų, o mano protas išmoksta skaičiuoti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ir daugiau nieko jam nereikia, nes pakelti štangą ir ją nuleisti tiek ir tai reikia. Jisai yra ugdomas visokiojopai. Jeigu nėra geros metodikos, nėra pritaikymos technikos prie žmogaus sandaros, struktūros, sąnarių, kaulų ir tai nežinoma, o reikalaujama, labai liūdni dalykai gali dėtis ateityje, kai susirenka mūsų mažieji paaugliai ir jie pasilenkia, negali pasiekti tiesiom kojom žemės, tai sakau, ateikit, pažiūrėkit, kaip mano moteris, kurios jau lanko kiek metų, jos laisvai visos su rankų pirštais, tiesiomis kojomis pasiekė žemę ir ten apsilankius pas gydytojus išgirsta komentarus, oho, kaip ištampyta reiškiasi, kaip jaunuolis. Kūnai. Tai va čia sveika kelis kartus į savaitę, taip labai sistemingai, labai metodiškai, pamažu, tai yra nuostabu. Dove la notte non finisce mai e ci sarà